Taigi labą vakarą visiems. Skaitai informaciją, dėlioji ir galvoji, kas čia kur čia nesueina. Atsimenat visi, kaip Landsbergių visą šutvį ir visas planas rėkia, kaip yra gerai Maidanas. Nuo kada buvo Ukrainoje Maidanas, kaip jie sakė, kaip čia yra viena iš valstybės valdymo formų, kad tai yra demokratiška, kad tai viskas legalu ir teisėta, kad tai yra teisinga. Na, kuom baigėsi Maidanas Ukrainoje, visi žinote tikriausiai, kad tai buvo perimta valdžia ir nušalintas Porošenka. Tai dabar, jeigu taip viskas suapvalinus ir pažiūrėjus, kad tai yra demokratiška ir viena iš valstybės valdymo formų Maidanas, ar ne, tai tokiu atveju aš pakvieščiau visus apsvarstyti galimybę Liepos viduryje surengti Maidaną Vilniuje. Kaip buvo Kijeve Maidanas surengtas ar ne, tai dabar siūlyčiau surengti, visus kvieščiau surengti Maidaną tokį patį demokratišką, teisėtą ir legalų, kaip kad sakė Landsbergių klano visi atstovai ir visi nuomonės formuotojai. Tai tokį patį Maidaną surengti Vilniuje, su tokiu pačiu tikslu. Ir pažiūrėsim, ar tai bus legalu ir teisėta, ar jau tada pasidarys, kad tai nebelegalu, jau Baltarusijos metodai ir taip toliau. Pažiūrėkim, kas čia bus ir kaip čia bus. Kaip Landsbergiai dabar pasakys, ar tai vis dėlto Maidanas buvo valstybės perversmas, ar tai buvo demokratiškas ir teisėtas valstybės valdymo būdas. Ar tik ukrainiečiai turi šitą teisę naudotis tokio būdu. Manau, Lietuvoje mes esame irgi demokratiški ir laisvi, tai tada Maidanas mums irgi įmanomas ir galimas ir legalus ir teisėtas valstybės valdymo būdas. Nemanau, kad Ukraina kažkas tai prašė leidimų surengti Maidaną. Mums jų irgi, manau, čia nereikės prašyti. Ir jeigu Ukrainoje Maidano priešininkai buvo blogis, tai Lietuvoje Maidano priešininkai irgi bus blogis. Pažiūrėkim, kur visą tai nuves. Tad kviečiu visus, kad jie jau nebepritarė šitai valdžios, šitiems parazitams, vagims, kurie sėdi, tokie kaip Navickienė, išvogia pinigus, aferas daro ir net nenusišalina nuo valdžios, kol vyksta tyrimas. Tai kas jau būtų vienareikšmiškai privaloma tokiuose pareigose dirbant. Jinai toliau sėdi ir toliau savo vadovauja valstybei. Negana to, prisiminkim tai, kad iš kalėjimo sėdintis, tai, na, į kur mes atėjom. Tai tada renkim Maidaną ir Lietuvoje. Pažiūrėsim, ar tai yra tikrai dar pasak Landsbergių teisėtas ir legalus valstybės valdymo būdas, metodas ir įvykis toksai. Ačiū visiems ir gero vakaro.